Sveiki, aš esu Ignas Zakrauskas ir šiandien kviečiu pamėginti atlikti keletą pratimų skirtų sustiprinti sėdmenis. Tam reikės atsigulti ant nugaros, sulenkti kojas per kelius, rankų pirštais pasitempti žemyn, ant kulnų, kad pečiai turėtų atramą ir pradėti kilnoti dubenį viršų. Įkvepiam, pakeliam, įtempiam sėdmenis, iškvepiam, atleidžiam. Įkvepiam, stenkitės daugiausiai remtis kulnais ir taip po 20 kartų įkvepiam, kyla, iškvepiam, leidžiamės. Pagal poreikį galime daugiau atlikti. Svarbu, kad pajausime, kad sėdmenis gali išlaikyti. Jeigu skauda nugarą, kelkite mažiau šiek dubenį. Jeigu jaustės patogiai, galite rankomis nesiremti, daugiau tik pečiais. Pajausite, kad sėdmenis labiau susijama, remiantis kulnais, nesiremiant rankomis. Leidžiu, kylu, sulėtėju, suimu sėdmenis. Leidžiu, kylu, sulėtėju, suimu sėdmenis. Daugiausiai remiuosi kulnais. Ir vėliau pridedu dar kojos kėlimą. Atskirai keliam vieną, kitą koją. Pakeliam įkvepiant. Iškvepiant atkeliam koją. Pečiais remiamės į žemę. Atleidžiam koją. Atleidžiam dubenį. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepimas, iškvepimas, įkvepimas. Neužsibūnam apačioj, sulėtėjam viršui. Neužsibūnam apačioj, sulėtėjam viršui. Ir kartojam. Vėlgi pagal poreikį, turbūt 20 kartų, po 10 kiekvienai kojai. Kai atliksit savo kartų skaičių, pakelkite koją ir palaikykite skaičiuodami iki 10. Įtise 1, 2, 3, vis daugiau spausdami kulnų. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atleidžiam ir su kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Leiskit. Ramiai galite pabūti. Ištiesti kojas, atvaizduoti. Sulenkti. Prisirašyti pabūti. Jeigu kyla jausminė įtampa, nepamirškite, kad dubenį galite kelti mažiau. Ir galite pasiboti atsisėsti arba kuo daugiau per šoną. Dėkoju, kad žiūrėjote ir kitų kartų.